Yeah. Absolutely. Yeah. Absolutely. Čia 24. 19 atvažiuoja, o mes bėgam, nes mums reikia. Ne, nebespėjau. Ką mes šiandien darom? Šiandien važiuojam į Džedžių. Tai valandą važiuosim iki oro uosto, o po to valandą skrisim. For my next miracle, I'm gonna turn Bet tai pasiėmam bilietą, kai reikia lipti į lėktuvą tiesiai. one into fun. Yeah. Good God, y'all. You tell me. Skrydis. Gerai. Ar labai patiko turbulencija? Einam Oh my god. tamsoje, apsišviečiam save. Monika kaip nublūdėjo biškį į kitą pusę. Gerai. Dabar einam visiškai šalia oro uosto. Čia Čia yra, greičiausias kelias, kažko. čia yra dešiniai, už mūsų dešiniai pusėje yra oro uostas. Dabar einam į viešbutį, bet einam keliu, kur nieks šiaip neturėtų eiti, manau. Į savo healing house. Ir šiandien miegosim taip. Ir kitas 2 dienas naktis irgi miegosim taip. Twinkle, twinkle, little star. 5:40. Penktadienio rytas. Mes pasidarėm pusryčius, tai yra kiaušinis, salota ir batonas. Ir dabar Monika pademonstruos, kaip reikia valgyti. Išlipam dabar mes iš taksijo. Monika nusipirko kavos, tai dabar laiminga. Ir mūsų kelionė prasideda čia. On these tears, to thousands of mothers' eyes when their sons go. Dabar aplink mus yra labai daug šitų augalų. Tai mes iš tikrųjų atėjom į Hunger Games filmavimo aikštelę. Dabar parodysim, kas yra aplink ir papasakosim truputį istorijos. Kaip vadinasi kalnas? Šitas kalnas yra iš tikrųjų ugnikalnis. Jis yra pats aukščiausias Korėjoje ir jo aukštis yra 1,950 m. Susidūrėme su pirmuoju sniegu. Korėjietiškas ginys. Jis slepiasi paslaptingasis nykštukas Mo. Čia. Tai reikia eiti tyliai, nes gali išlysti ir išgąsdinti. Dabar per tiltuką. Tiltukas mūsų šiandien visai neblogas. Kelias irgi keista, pirmą kartą Korėjoje matom sniegą. Visai gerai, tik tai gal biškį avalynė netinkama sniegui, bet kadangi sniego yra tik tai ant kelio, tai visai nieko. O dabar parodysiu, kokie yra lavos akmenai čia nukritę. Tai va, akmenai atrodo va taip. Įspūdingai, ne? Sniegas. Monika. Aš. Akiniai. Ženklas sako, kad mes kilometrą. Čia rodo mūsų kelias. Mes jau esam tam taške raudonam, dar liko biškį. Pradėjom vasarą. Einam jau. Dabar einam į žiemą. Tuoj nuvyksim į Antarktidą. Esame čia. Dabar lipsim 1 kilometrą dar sunkių kelių, tada geltonas, lengvesnis, tada vėl raudonas, sunkesnis ir tada čia viršus jau. Pusės trasos update'as. Va tokie yra apširkšnyje šonai kalno. Ateinam tokiais takeliais ir va, jau esam debesyje, nes ant galvų sninga. Tokiais va ledokšniais džiaugiamės. Priėjom pirmą punktą. Į šitą punktą reikia ateiti iki 12 valandos. Ten saulytė. Čia visur kalnas ir sniegutis. Kaip tavo įėjimas į kalną? Gerai. Pavalgiam. Pasirodėm savo gražių vaizdų kalnų. Dabar bandam lipti toliau. Listen to me. Everybody was kung fu fighting.
Yeah. Absolutely. Va, jau debesiai. Už manęs jisai čia, štai čia. Monika irgi matosi dar čia vis eina. Mažėja O2. Liko paskutinis kilometras iki viršūnės. Yra nuostabi diena, debesai visur aplinkui, bet vis dėlto netoli viršūnės malūnsparnis gali nutūpti čia. Yeah. Good God, y'all. You tell them. Yeah. Good God, y'all. And again. Tai jau visai arti kalno viršūnės ir čia už manęs jau matote debesis. Jie plaukia po manimi, ne virš manęs. Baigėsi tas baisusis negražus oras. Va tokiais va takeliais mes vaikštam. Sangoko saloje. Ten debesai visi. Visi debesai ten. Nu, reikia eiti atsisėstant jų. Žiauriai geras vaizdas. Tokio vaizdo dar nematėm. O šiemet ir pirmą kartą virš debesų lipu. Tai labai faina. Labai labai gerai. Atsimenat Nykštuką Mo? Čia jo vasarinė viršukalnės rezidencija. Nu va, padarėm. Havasaną. Ane? Kaip nuotaika? Puikiai nuotaika. Užlipam. Visur yra debesai. Visur yra nuostabūs vaizdai. Ir pragiedruliai šiandien matėsi. Šiandien sakė, kad bus vėjas su pragiedruliais, debesai su pragiedruliais. Tai mums visai pasisekė su oru. Ant viršaus labai šviečia saulė ir oras yra nuostabus. Absolutely. Listen to me. Yeah. Absolutely. Tai va, o va čia tas krateris. Ir vėjelis. Listen to me. Tam, kad išlipti iš šitą kalną, reikėjo nueiti 8,9 km į viršų. Kadangi dabar esam virš debesų ir džiaugiamės nuostabiais vaizdais, tai reikia nepamiršti, kad reikės ir nulipti. O va štai tokias varnietas čia skraidžia. Va. Ir tam, kad nuliptum, reikės dar nueiti 8,9 km. Ačiū kalne, kad mus priėmė. Lipam atgal, nes 1:30 saulė čia pradeda leistis. Tai namai namučiai. Einam ir lysim vėl po tai šlykščiais debesim, kur bus šalta ir nesmagu. Tai va, šiandienas kelionė baigta. Buvo tikrai labai nuostabu. Užlipom į aukščiausią kalną, pamatėm UNESCO ežerą. Ir dabar važiuojam namo. Rytoj laukia dar viena diena džedžių. Nu va, nulipom nuo kalno. Pasisakam čia, parodom, kaip atrodo tas kalnas. Iš ten atėjom. Tai kokie tavo įspūdžiai? Nu va, trečia diena Jėjų. Kur mes šiandien einam? Šiandien pažiūrėsim. Tai pažiūrėsim, kur šiandien einam, tai kviečiam žiūrėti. Tai atvažiavom su taksi iki autobusų stoties. Dabar autobusų stoty nusipirkom bilietą. Ir dabar važiuojam į... Čia likim. Vakar apgavau. Iš tikrųjų, va čia likim. Mes išvažiavom iš čia. Čia už manęs matosi šitas kalnas. Įėjimas 1000 svonų, nusiperkam bilietą ir lipam į viršų. Va šitą kalną čia yra tik įėjimas toksai va. Čia tai pakyli, užlipi čia ir tada į vidų jis yra toks kaip bliūdas. Mes atėjom iš čia. Ėjom čia į viršų.
čia ir tada lipam ir atsiradom štai čia. Dabar parodysiu, kas aplinkui matosi. Ten greičiausiai yra Halasanas, kur mes vakar buvom. O va taip atrodo vaizdelis aplinkui. Nu va, užlipam į viršų. Tikrai greitas lipimas buvo. O čia Monika pamojuos. Užlipam viršun. Dabar iš aukščiausios čia vietos parodysiu, kaip atrodo aplinkui. Vėjas geras. Tai va, čia taip ateini, pažiūri ir eini namo. Kiek vertini? Čia būna Fishing Ladies show, bet šiandien jos nefishina ir nėra leidžių, tai šiandien nebus. Čia yra žymus savo juodais paplūdimiais, tai vienas juodas paplūdimis yra čia. Tekame, dabar eisim toliau. Autobuso ir važiuosim į Manjangal uolą. arba trumpiau tariant Pasmo. Na kągi, aš pamiegojau, Monika pažiūrėjo stateles, atvažiavom iki Mo urvo. What y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so plain. Look at Woo! Everywhere I go, they be like, ooh. Lava Tube Information Map. Mes esam čia, o eisim čia. Einam. Dabar vlogas prieš lindimą į apačią. Mes lendam čia, Mo, mes ateinam pas tave. Esam pas Mo namuose. Šitas visas urvas yra daugmaž 13 km ilgio, bet atidarytas yra tik kilometras. Tai Mo namus mes pamatysim tik 1/13. Bet va tokie vaizdai ir taip jis yra apšviestas visas. Gailestaujame mūsų žiūrovų, bet Mo urvo ir pačio Mo mes taip ir nepamatėme, nes Mo greičiausiai slepiasi tolimesnėme lavos kamuolių rajone. Mo, ačiū, kad priėmei. Tavo lavos kamuoliai buvo super. Iki kito susitikimo lavos kamuoliuose. Ate, džedžiu.